Labadiena, mėly tinklalaidės Nerk į knygas žiūrovai. Šiandien mes susitiksime jau paskutinį kartą šiame sezone. Vasarą padarysim pertrauką. Na, o po pertraukos sugrįšim, nes Kaišiadorių Jonaičio bibliotekos jubiliejus tęsiasi visus metus. Tai tikrai mūsų laidos niekur nedings. Galėsite klausyti jų ir ateityje. O šiandien laidoje turime puikią viešnią. Laida ypatinga, nes kalbinsim Kaišiadorietę, dažniausiai mūsų visi svečiai yra iš kažkur kitur, iš Vilniaus, iš Kauno, kitų Lietuvos vietovių, o šiandien kalbinam tikrą Kaišiadorietę, užaugusią čia ir šiandien užsiemančią mokslinę veiklą ir rašančią knygas. Ir būsio savivaldybės mero Vytenio Tomkaus žmona. Tai malonu, Audris. Sveiki, Miglė. Miglė, jūsų knyga Laiko biochemija parašyta kartu su kita autorė. Kur jin šiandien yra ir kodėl neprisimeni? Oi, Goda yra mokslo žurnalistė, Goda Raibytė Aleksa. Rašėm kartu, pirmiausia papasakosiu, kodėl dviese, nes man kaip mokslininkiai, aš kaip ir viską turiu galvoj, bet kartais gan sunku rasti ryšį su plačia labai visuomenė, nes kaip jau minėjot prieš tinklalaidę, kad kartais gal ir žodžiai nelabai suprantami toj mano kalboj ir to gilaus, tokio pažinimo daug, bet reikia jį mokėti išplėsti į tokią kalbą, kuris būtų prieinama tikrai plačiai visuomeniai. Ir tą labai puikiai moka padaryti mokslo žurnalistai. Jie tikrai pakankamai yra įsigilinę į mokslinės tematikas, bet ir moka tą stilių tokį pritaikyti, kad visiems būtų tinkama skaityti ar klausyti žinias, pavyzdžiui, nes tiek ir medijose trumpas žinutes skelbiant labai svarbu yra tas mokslo žurnalisto profesionalumas. Tai šiaip pati knygos idėja kilo man, bet aš tikrai žinau, kad aš viena neparašysiu. Tai kadangi su Goda buvom pažįstamos iš anksčiau, teko bendrauti įvairiom kitom temom, tai tiesiog Godai pasiūliau, jinai sutiko ir mes paskui jau tai 50/50 rašėm. O Goda šiandien, kadangi jinai yra mokslo žurnalistė, bet ne siauros srities mokslininkė, tai aš mačiau, man atrodo, Labame ryte gal šiandien komentavo apie tai, kad NASA statys bazę Mėnulyje. Tai žodžiu, jos tas interesų spektras yra nuo kosmoso iki molekulių. Tai vad, šiuo metu domisi NASA's baze Mėnulyje. Bet tam tikrų panašumų yra, nes vienas iš jūsų knygos skyrių mikrobiota ir aš skaitau tą mikrobiotą ir taip atrodo, manyje visa visata yra? Kas ta mikrobiota ir kaip jinai daro įtaką ilgamžiškumui ir kuo tai panašu į NASA? Tai čia tiesiog toks gan tolimas palyginimas galbūt buvo, ta prasme, kad mikrobiota yra visuma įvairių mikroorganizmų, tai yra bakterijų, jų virusų, vienaląsčių grybų, visokių archėjų, tai yra didelė grupė įvairių mikroorganizmų, kurie gyvena mūsų žarnyne. Taip pat ant odos gyvena, bet daugiausia vis tiek jų prisikaupia žarnyne. Ir su visata aš palyginau dėl to, kad jų ten yra tūkstančiai skirtingų rūšių, bet vienetais tai trilijonai ir jie ten gyvena savo gyvenimą, jie ten valgo, žodžiu, kariauja, draugauja, visas veiksmas vyksta panašiai ir taip ir turi savo ligas, ir turi savo mėgstamą maistą ir man pasirodė toks tinkamas palyginimas, kad kaip ir mes savo pasaulyje, ar ne, žmonės įvairios kitos didelių gyvūnų augalų rūšys gyvenam, tarpusavį sąveikaujam, bet tyriame dar, kas dar aukščiau viršų į kosmose virš mūsų yra, bet tas tų ribų nematom iš tikrųjų, fizikai irgi ten kosmose tyria iki visatos pakraščių, bet negali pasakyti, kas yra dar toliau. Tai tos bakterijos, kurios mumise gyvena, jos gyvena tą savo labai konkretų aišku gyvenimą, bet nežino, kad jos yra žmogaus viduje. Joms yra tiesiog nepažinu, kad jos yra individai, kurie gyvena kito individo viduje. Jos tiesiog neturi tokių galimybių tą iš viso suprasti.
nors ten kažkokias cheminės molekulės pajausti, žino tą savo aplinką, jaučia ir pagal tai orientuojasi ir pagal tai gyvena. Tai čia ne vienos mano mintis tokia pradinė yra, jau nuo senų senovės žmonės įvairiai įsivaizdavo, kas yra kosmosas. Vieni gal netgi turėjo senovėje tokių įvaizdžių, kad kosmosas yra kaip kažkoks muzikos instrumentas, kuriame mes esame ir ten visokios bangos ir groja, ir dėl to mūsų gyvenimai įvairiai susiklosto. Kiti turėjo minčių, kad galbūt esam kažkokio didžiulio kito organizmo viduje. Jo, kaip Žemė, kaip visas didžiulis organizmas. Tai va, tai dėl to aš tą palyginimą tokį ir įrašiau, kad kartais žmogus galvoja, kad jis yra ta jau visiškai evoliucijos viršūnėlė ir kad čia jau yra pabaiga ir kad toks nieko daugiau aplinkui nėra, bet iš tikrųjų mes to nežinom. Ir pagalvojant apie mikrobiotą, mums tas labai kartais gerai susistapatinti save su ta mikrobiota ir to kuklumo šiek tiek žmogui atvesti į gyvenimą. Visa jūsų knyga iš esmės sueina tokį didelį kamieną, arba yra kamienas ir daug šakų, skyrių, mėnesių, kurie lemia tą mūsų ilgamžiškumą, kiek gyvenam, kokie jauni ar seni esam. Beskaitant supranti, kad nežinai, kiek tu amžiaus, nes nesi išsityręs. Bet toks būtų klausimas jums kaip mokslininkė ir tiesiog kaip žmogui, kaip atrodo, kodėl žmogus nori apskritai tiek ilgai gyventi? Jūs padovanojot knygą, palinkėjo 150 metų, paskui sužinau, kad daugiausia 125 įmanoma, dabartiniam sąlygam. Jo, siekiamybė. Bet ar dėl to, kad mes tiesiog mylim šitą pasaulį taip, ar galbūt bijom, kas bus po mirties? Kodėl apskritai yra tas tikslas? Nes daug pinigų išleidžiama, daug knygų parašoma. Na, čia turbūt klausimas psichologams gal būtų labiau tinkamas, ne tokiam molekuliniam mokslininkam, kodėl mes norim. Nes molekulinių sričių mokslininkai ir biotechnologai tai tiesiog atliepia rinkos poreikį, ar ne? Visi labai nori ilgai gyventi, tai biotechnologai ieško būdų, kaip tokias galimybės suteikti kažkokių terapijų, vaistų ir tam, kad surastų terapijas ir vaistus, tai pirmiausia turim išsiaiškinti, kaip vyksta tie senėjimo mechanizmai. Tam, kad galėtumėm kažką valdyti, mes turim labai gerai suprasti, kaip tas veikia natūraliai. O kodėl, tai sakau, čia toks labiau psichologams, filosofams klausimas, bet jeigu iš siauros biologo pozicijos, tai visoms rūšims yra būdingas išgyvenimo instinktas. Tai žmogui irgi jisai būdingas ir norim išgyventi ir norim dar gyventi ilgiau ir ilgiau. Ir jeigu gyvenimas džiugina, vis yra kažkokių įdomybių, naujų atsiranda, tai palaikomas tas toksai, sakykime, dopamino ciklas, vis kažkas naujo, tai tau įdomu, sukelia džiaugsmą gyvenimas, tai ir norisi toliau gyventi. Jo, vienas skyrius apie hormonus skirtas ir aš taip po savo telefonę tokią pastabą pasirašiau. Gero vyro pareiga užtikrinti žmonos aukštą oksitocino kiekį. Tai prieš tai būčiau nesupratęs, ką aš čia parašiau prieš tą knygą, dabar žinios šiek tiek prasiplėtė. Kuo oksitocinas ir dopaminas ir kiti hormonai svarbus mūsų ilgamžiškumui? Jo, tai labai džiaugiuosi, kad gal prisidės prie šeimyninio gyvenimo laimės, netgi šita knyga, nors tikrai neturėjau tokios intencijos, bet jau, kaip sakoma, kai knygą parašai, jinai išeina į pasaulį ir pradeda gyventi savo gyvenimą. Taip, skaitytojai savas interpretacijas įneša. Tikrai savaip interpretuoja, tai labai smagu girdėti. Kodėl rašiau skyrių apie hormonus iš viso, tai šiaip gal kas dar nematė knygos, tai reikia pasakyti, kad knyga parašyta remiantis tuo, kad 2023 metais buvo išleista tokia didelė mokslininkų kaip tokio konsiliumo susirinkimo sudaryta apžvalga, kokiais molekuliniais keliais vyksta mūsų senėjimo procesai. Ir buvo išskirta 12 skirtingų, tokių senėjimo molekulinių procesų, tai gal buvo girdėtas koks nors ten mutacijų kaupimas, telomerų trumpėjimas, epigenetinė netvarka. Ir vienas iš jų, iš tų 12 senėjimo mechanizmų yra organizmo vidinės komunikacijos sutrikimai. Tai kas atsakingi yra už vidinę komunikaciją tarp įvairių organų, tarp įvairių audinių, tarp ląstelių,
Tai, bendrai taip sakom, kad hormonai. Jie išsiskiria, patenka į kraujotaką ir per hormonus komunikuoja įvairūs mūsų organai, kad mes galėtumėm veikti visas organizmas kaip suderinta graži sistema. Čia kaip politikui labai panašiai, va dabar registrų centro duomenys pavogti nuo sausio mėnesio, komunikacija nesuveikia, dabar tik sužinojom, sistema matom lūžinėja. Taip, tai komunikacija yra labai svarbu visur, visuose lygiuose. Žinoma, kad įmonėse komunikacija labai svarbu tarp įvairių lygių, nes jeigu įmonėse nesukomunikuoja darbuotojai ir nežinau, vadovybė, tai dažnai neveikia dalykai. Politikoje taip pat labai svarbu komunikacija visuomenėje, šeimoje svarbu komunikacija tvarkinga, tai mūsų organizme taip pat. Tai va tie hormonai atlieka vidinės komunikacijos funkciją pas mus ir kai ta komunikacija sutrinka, sutrinka organizmo harmoningas gyvenimas, o tai paskui pasireiškia kaip ligos ir tokia bendra blogesnė savijauta ir iš esmės senatiniai procesai. Kodėl oksitocinas svarbu? Tai yra vienas iš hormonų, kuris išsiskiria pozityvių gyvenimo įvykių plotmėje ir šiaip irgi, kadangi žmogus yra socialinė būtybė, tai irgi pagal biologiją žmogui yra svarbu jaustis reikalingam, įtrauktam į bendruomenę, įtrauktam šeimoje, jaustis mylimam ir tada yra tas toksai noras gyventi. Jeigu žmogus jaučiasi vienišas, nėra tos irgi komunikacijos ryšio su kitais, tada, irgi čia psichologija labiau, kad nebėra noro gyventi ir tada netgi tos mūsų organizmo sistemos, jos neturi paskatos išlikti jaunesnės, gyvos, funkcionalios. Čia tos išvalgos šiaip labai susišaukė su Harvardo universiteto tyrimu, kur buvo keletas kartų tirta ir kas iš esmės žmonės padaro laimingais ir tyrė finansinius raumenis, panašius dalykus, bet realiai išsilavinimą tą patį, bet priėjo, kad jeigu turi gerų draugų, savo šeimą stiprią, tai beveik garantuotai būsi laimingas. Taip, tai čia gal net ne vienas tyrimas yra tą patvirtinęs, kad labai svarbu jausti ryšį su kitais. Toks, nes žmogus yra ta socialinė būtybė, nėra, net jeigu esi intravertas, irgi toksai šiek tiek klausimas kyla intravertams, ar ne, kad galbūt jie galėtų visai vieni gyventi ir laimingai, bet vis tiek kažkok jaustis reikalingam yra svarbu. Nebūtinai ten visą laiką labai bendraujant ir tiesiog aktyviai bendraujant, bet jausti ryšį su kitais ir jaustis reikalingam. O vienas dalykas, kuris taip krenta į akis, kad knygoje jūs gana aiškiai žinot kelius, kaip judėti link to ilgamžiškumo, bet pripažįstat žmogiškas silpnybės, ar tai saldumynam, ar dar kam nors panašiai. Ir kaip jums pačiai tiek savo asmenyje, tiek šeimos gyvenime pavyksta visus šitos dalykus suderinti, nes aš tai paimu naują skyrių ir supratau, čia prasileidau, tada truputėlį autorė pagodžia, kad ir jai pasitaiko ir supranti, kad gal nėra taip blogai, gal reikia savo netobulumus priimti. Taip, tai tikrai tų taisyklių galima susirašyti 100 turbūt, ką daryti, kad būtum sveikas ir ten kuo labiau nesentum. Bet iš kitos pusės yra gyvenimo džiaugsmas ir gyvenimo džiaugsmas šiandien. Toks irgi svarbus dalykas. Tai jeigu tu susirašysi, ką reikia daryti, kad ten nesentum ir tiesiog nervinsies ties kiekvienu punktu, kad šiandien ten gal per mažai žingsnių nuėjai, gal ten šiek tiek pastresavai, gal ten šiek tiek blogiau miegojai, ten kažką gal netaip suvalgiai, ten angliavandenį kokį vieną vargšą. Tai grįšim prie tos pusės, kad gyvenimas nebeteiks džiaugsmo ir tada bus atvirkštinis rezultatas, kad organizmas irgi nenorės gyventi, išsilaikyti, nes gyvenimo džiaugsmas irgi yra vienas iš ilgamžiškumo
tų punktų, receptų. Tai reikia ir džiaugtis gyvenimu. O kas asmeniškai labiausiai gyvenime džiaugsmą teikia? O, čia toks. Ir kas teikdavo vaikystėje, kai Šedoryse gyvenant? Truputį apie vaikystę papasakok. Taip, tai aš gal ne pačiose Kaišiadoryse vaikystėje gyvenau. Taip, bet šitam krašte. Rumšiškėse, Praviniškėse gyvenau. Vaikystėje, tai šiaip gal toks netradicinis dalykas, bet tikrai labai mėgau skaityti knygas. Vaikystėje turėjau laiko. Dabar neturiu tiek laiko, tiek daug knygų skaityti, bet tikrai visokiausias mėgau. Ir man tiesiog knygos yra kaip galimybė aplankyti daug įvairių pasaulių, nes atrodo, kad šito neužtenka, šito gyvenimo neužtenka, šito pasaulio neužtenka, ten gali knygose pakeliauti dar visur. Taip pat mama mano biologijos mokytoja buvusi Rumšiškių mokyklos, tai ta biologija man buvo nuo pat gimimo šalia ir nežinau, galima taip jau net tokį ypatingus vaikystės momentus atsiminti, kai mama nusivesdavo į mokyklą. Nežinau, kodėl, gal aš ten susirgus būdavau šiek tiek, ar nepalikdavo namie vienos, bet nusivesdavo į mokyklą ir kai jai būdavo pamokos, tai mane palikdavo uždarytą tam paruošiamajam kambarėlį biologijos. Ir išbūti visą pamoką, tenais man būdavo, atrodo, labai ilgos, tam 45 minutės. Čia panašiai kaip pamoko, jeigu nemėgsti kažkokio dalyko, tai skaičiuoji. Ir klausimas pagrindinis, kaip surasti strategiją užkalbinti mokytoją, kad dar laimėtum porą minučių. Tai taip, bet ten, kai būni uždarytas vienas tam paruošiamajam biologijos kabineto kambarėlį, nėra tai net nėra ką. Ir ten stovėjo skeletas, tai aš su tuo skeletu bendraudavau. Nu, galima jį bandyti, bet ką žin, kiek atsakys. Iš tikrųjų būdavo baisoka, bet tokia vaikystės trauma, tai ten bendraudavau su tuo skeletu, ten dar buvo visokių augalų maketų, nu, žodžiu, viskas, kas biologijos kabinetui priklauso. Tai viską buvau iščiupinėjus jau daug kartų ir turbūt tada, taip pat susisiejo, kad jau be tos biologijos gyventi nebegalėjau ir tas žmogaus biologinis pagrindas, kaip tas skeletas, kad žmogus yra biologinė būtybė visų pirma, tai jau paskui ir lydėjo lydi visą gyvenimą. Šiaip labai gerai, jeigu radot savo kelią. Dažniausiai geri profesionalai yra tie, kurie dirba iš aistros, o ne iš atlyginimo. Bet aišku, jo neignoruokim. Ne, tai taip. Jeigu dirbi iš aistros, tai atsiranda ir atlyginimas, taip, ir visokie tokie net papildomi dalykai kaip knygos ir panašiai. Komentuodama apie būsimą renginį, parašėt, kad dar kas paauglystėj, vaikystėj ir turbūt ir studijų metais teikdavo didelį džiaugsmą bibliotekos. Jūs apskritai skaitimas šiandien jūsų gyvenimas, sakot, ir taip pat labai išlikęs, o kaip vaikystėje daug laiko praleisdavo tose bibliotekose? Taip, tai aš, taip, ir vaikystėje, sakau, turėjau daug laiko. Ne tik su turiu menį su skeletu, bet ir su bibliotekose laiko leisdavo. Taip, vaikščiodavau į bibliotekas, imdavau knygas ir labai... Taip, tai skaičiau daug ir vaikystėje ir paskui gal buvo toksai šiek tiek tarpas, kai tiesiog nebuvo laiko skaityti grožinę literatūrą, nes reikėjo labai daug mokytis universitete, doktorantūrai, labai tikrai daug laiko skirti moksliniai literatūrai, tam dalyko, ką mokais. Įsivaizduoju, dabar ginuosi. Taip, tai buvo tikrai gyvenime toks etapas, kai labai siaurai reikėjo domėtis, nebuvo, tiesiog laiko neužtenka, ar ne, ir netgi laisvalaikiu, jau ten, kai visą dieną praleidai su ta mokslinė literatūra, tai laisvalaikiu norėdavosi kažkokio judesio, tokio, meninės veiklos, tai mažiau skaičiau ir dabar galbūt, pasiekus tą lygį, kai esu jau labiau tų mokslinių tyrimų vadovė, pačiai nereikia, nebepilstau ten tų daug šimtų mėgintuvėlių, nesėjau bakterijų ten ant lėkštelės, kaip reikėdavo daryti studijų metais, irgi doktorantūra ir anksčiau šiek tiek, tai vėl leidžiu savo atsiversti ir grožinės literatūros knygų. Ir labai džiaugiuosi vėl grįžus prie jų. Šiaip vaizduotė labai lavinantis dalykas.
O vaizduotė, tiesą pasakius, ir mokslė padeda. Oi, tai vaizduotė mokslė yra būtina. Jinai ne tai, kad padeda, bet jinai yra būtina, nes ypač mes tie mokslininkai, kurie molekulės tyriam, tai mes turim viską įsivaizduoti, nes tų molekulių mes nematom. Dar jeigu kokias bakterijas, tai kai augini laboratorijoje ant lėkštelių, tai dar matosi tokie taškeliai. Ar per mikroskopą gali pasižiūrėti. Tu jas matai, beveik tiesiogiai, ar ne, per mikroskopą. Bet jeigu tyriam DNR, RNR, baltymus, tai jie yra mėgintuvėliai, bet dažniausiai mėgintuvėliai būna skaidrus skystis. Jie yra vandens tirpale ir taip pasiėmęs mėgintuvėlį, tu jų nematai. O tik tai per įvairius tarpinius procesus, per įvairius prietaisus mes juos galim detektuoti net ir vizualizuoti. Ir kaip jie ten labai iš tikrųjų atrodo, netgi ne visada žinai, bet tik tai tokius tarpinius rezultatus visada matai. Čia kaip per pandemiją tekdavo daug aiškinti, kas yra tie PGR testai. Tai nėra taip, kad ten paima kažkas iš jūsų mėginį, taip akimis pasižiūri ir pamato, virusas yra ar nėra. Tai yra daug tarpinių stadijų reakcijų, kurių kiekvienam žingsnyje atliekamos cheminės reakcijos ir paskui dar tokia kaip fiziko-cheminė detekcija, kur paskui jau kompiuterį pamatai grafiką, nupiešiai kompiuteris, tai yra ar nėra tas virusas. Tai visą laiką tą ir aiškindavau, kad reikia turėti omeny, kad per tuos žingsnius galime ir pamesti tą signalą. O kitas dalykas, kad mokslininkui reikia, kai tiri tas molekulės, kurių nematai ir dar tiri, kas su jomis vyksta, tai turi galvoj viską įsivaizduoti. Tu matai detekciją, matai tuos tarpinius rezultatus, bet galvoj turi tokį filmuką pasidaryti, kas ten įvyko su DNR, kaip jinai atrodo, kad atėjo baltymas, kaip nors ten prisikabino prie tos DNR. Viską tą galvoj turi matyti. Ir dėl to mokslininkui yra, ypač molekulinių dalykų mokslininkui, labai svarbu ta tikrai gera fantazija, nes ten turi visą tą pasaulį molekulių, turi savo galvoj susidėlioti. Atsakydama į šį klausimą, nekartą paminėjot žodį baltymai ir faktiškai šitas žodis lydi visą, šalia DNR, mitokondrijos, galbūt baltymai, čia tokie keletas raktažodžių, kur visoje knygoje atsispindi. Tai gal nuo jų ir pradėkim. Tai kuo svarbus baltymai žmogaus ilgamžiškumui? Nes paskaičiau, pradėjau ieškoti sudėties, kiek baltymų yra. Tai šiaip reikia pirmiausia dar atskirti tokius dalykus, kaip mes maiste būna, baltymai, kad mes valgom ir tai yra mums kaip statybinė medžiaga, mūsų kūnui suvirškinam, yra tos aminorūgštys ir, žodžiu, mes iš jų statom savo ląsteles, savo kūną regeneruojam. Tai vienas dalykas, ką jūs maiste matot, tiesiog parašyta baltymai, tai yra maisto medžiaga. Iš kitos pusės reikia suprasti, kad mūsų genome yra užrašyta apie 20-30 tūkstančių skirtingų baltymų, skirtingus baltymus koduojančių genų. Ir kiekvienas baltymas, kuris yra susintetinamas mūsų organizme, jis atlieka skirtingą funkciją. Pavyzdžiui, tai plaukai sudaryti iš keratino, ten odoje reikalingas kolagenas. Skrandyje ten maistą virškinas pepsinas ir, žodžiu, tie 30 tūkstančių skirtingų funkcijų. Tai jie yra tiesiog... Įsivaizduotume geriau, kas yra genomas, ar galima sakyti, kad tai tam tikra prasme panašu į flešiuką mumyse? Su informacijos tam tikrų kiekių. Taip, genomas yra visa genetinė informacija, kuri užrašyta mūsų DNR. Tai yra... Genas vienas, tai jis koduoja vieną baltymą, kuris atlieka vieną funkciją. Genomas yra visų tų ten 10 000 genų visuma. Ir realiai, biologiškai visas tas informacijos rinkinys yra reikalingas tam, kad mes užaugtumėm į pilną žmogų. Ten rašė, kitu atveju būtume masės, kaip ant tos Marvel filmus, kur ten visokie įsikreipia pasidaro. Nebūtinai, bet galimai. Ne, tai aišku, būna ir taip, kad yra ir tos įgimtos genetinės ligos, jeigu yra klaidos genome, tai pasireiškia tikrai tomis įgimtomis ligomis. Tai yra realūs atvejai, aišku, labai gaila, bet taip gali atsitikti ir iš tikrųjų. Vieną baltymų rūšį paminėjo, tai yra
kurią gaunam iš išorės, tada pradėt pasakoti apie vidaus baltymus. Tai gal sugrįžkim prie šito. Tai tiesiog norėjau pasakyti, kad mūsų organizme yra skirtingų tų baltymų, apie 30 000 ir tai reiškia 30 000 skirtingų funkcijų. Tai kad žmogaus organizmas funkcionuotų, pilnai atliktų viską, ką jis gali veikti, užaugti, susiformuoti, vaikščioti, miegoti, kalbėti, bendrauti, suprasti, viskam tam reikia įvairių baltymų, kurie kiekvienas atlieka funkciją. Pavyzdžiui, kažkas dar ten skaido gliukozę, kažkas kopijuoja DNR, kažkas taiso DNR klaidas. Žodžiu, visokių tokių baltymų yra, kiekvienas turi savo funkciją ir tai yra kaip vėlgi galim palyginti su kažkokiu didžiuliu ląstelė, su didžiuliu miestu, kur tie baltymai yra kaip skirtingi darbuotojai, profesionalai, kiekvienas su savo užduotim, kad visas miestas veiktų kaip laikrodukas. Mitochondrijos? Taip, tai mitochondrijos irgi čia įrašytos atskiras skyrelis yra apie mitochondrijas, dėl to, kad mitochondrijos irgi yra vienas iš punktų, kurie senstant mums keičiasi, nyksta jų funkcija ir dėl to prastėja mūsų organų audinių veikla ir dėl to mes prasčiau jaučiamės. Tai mitochondrijos yra tokie organoidai, tai yra ląstelės viduje esančios irgi atskiros dalis, kurios atsakingos už energijos gamybą mums. O mūsų ląstelėms, kad baltymai galėtų atlikti tas 30 000 skirtingų funkcijų, tai reikia gaminti tą tokią energetinę medžiagą. Ir tada mitochondrijos pagamina, baltymai naudoja kaip tą gamyklai reikia elektros. Jo, kaip elektros, arba, irgi gal knygoje nerašiau, bet tokį palyginimą turiu kaip nafta. Jos mitochondrijos kaip, nafta gal tokia juoda, klampinė, nemaloniai atrodo, kad ten nafta galbūt cirkuliuoja, bet... Jeigu jom nesirūpinsi, įvyks hormuso sąsiauris? Taip, jeigu mitochondrijas užblokuojam, tai įvyksta energetinis trūkumas, žodžiu. Tai panašu. Labai panašu, tikrai. Ir taip gali atsitikti, kai, pavyzdžiui, per mažai judam, mitochondrijos tada nenori gaminti tos energijos ir blogai jaučiamės, arba jeigu vartojam kai kurių rūšių antibiotikus, reikia, jeigu gydytojai paskiria ten, kad tikrai kažkokia yra bakterinė liga, bet antibiotikai gali šiek tiek ir mitochondrijų funkciją sumažinti. Tai tikrai irgi ne vienas turbūt esam patyrę, kai vartojama antibiotikus prastesnė tokia savybė, nėra energijos tiesiog, tai hormuso sąsiauris tada būtų. Ja, man pamenu, ateidavau į treniruoklių salę ir galvodavau, kažkaip keista, atrodo, tu kilnuoji svarmenis ir turėtų elementariai energiją išsekti, nes tu naudoji jėgą, bet kai tik nustoji sportuoti, ta energijos mažiau lieka, ir tada aš supratau, kad atsakymas slypi mitochondrijose. Taip, jos prisitaiko. Jeigu daug sportuoja, tai ir mitochondrijų padaugėja, tai gamina daugiau energijos. Žodžiu, toks yra kaip save varantis ratas. Nedidelis intarpas, kviečiu pagalvoti apie klausimus, jeigu norėtumėte užduoti mūsų pašnekoviai, tikrai turit galimybę galbūt rasti kažką ir asmeniniam gyvenimui, gal mokslam, gal dar kažkam, tai jeigu tikrai norit, įsiklauskit ir naudokitės progą, o mes tęsim pokalbį. Aptariam mitochondrijas, dar vienas jūsų knygos skyrius skiriamas epigenetikai. Kas čia per dalykas? Taip, tai minėjau genetiką, kad turim tą genomą 30 000 genų, bet čia irgi epigenetika labai mėgstu palyginti su orkestro darbu. Tai įsivaizduokit, jeigu būtų orkestras iš 30 000 instrumentų. Čia daugiau ne apie Fantome, kur savaitgalį. Čia toksai, tikrai įdomu, kaip skambėtų, bet ir kiekvienas jų grotų, kas ką nori. Tiesiog, tai būtų ne kažką turbūt, taip nesinorėtų klausyti. Bet epigenetika yra tokie procesai mūsų ląstelėse, kurie sureguliuoja, harmonizuoja mūsų genų veiklą ir padaro, kad genai veiktų tarpusavyje suderintai, harmoningai ir vienas kito neužgožtų ir veiktų vienas
kada reikia, kaip aš sakiau, skirtingos funkcijos, ar ne? Nes mums, pavyzdžiui, miegant ir būdraujant reikia visai skirtingų daugumos genų skirtingų veikiančių, arba ten netgi vasarą, žiemą skirtingų, ar vystantis organizmui, ar jau suaugusiam būnam. Tai epigenetiniai procesai tiesiog vienus genus išjungia, įjungia, ar ten šiek tiek prisukioja, sakykime, garsą, taip jau labai palygins ar ne, kad vienas stipriau veiktų, kitas mažiau. Ir taip iš to chaoso, kuris būtų, jeigu nieks nereguliuotų veiklos, gaunam va tokius darniai, harmoningai veikiantį genų orkestrą. Ir dėl to mes išsivystom va, į pilną žmogų ir dėl to mes galim veikti taip, kaip mums reikia kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Nes jeigu nebūtų epigenetikos, tai iš to 30 000 genų net neišaugtų žmogus. Iki perskaitant jūsų knygą, kildavo minčių, kad apskritai ilgaamžiškumas gali būti dar viena neligybės rytis tam tikra prasme, nes klinikų daugėja, ilgaamžiškumo tema apskritai įgauna vis didesnį svorį ir populiariame gyvenime, nesakyčiau, paraleliai su finansiniu raštingumu seka kažkur panašiam augime ir dažnai net žmonės jie patys diskutuoja šitais klausimais. Taip. Bet tada galvoju, nu tai jeigu esi iš viduriniosios klasės, ten gauni iki 2000 eurų, tai kiek tau čia su meteliu lemta gyventi. Jūsų knyga dažnai polemizuoja su šita tendencija ir gal galit pasidalinti keletą patarimų, kaip atskirti, kur yra marketingas, o kur yra realūs geri patarimai. Taip, čia labai svarbus klausimas ir tikrai galima labai daug kažkaip apie jį kalbėti iš įvairių pusių. Čia gal galiu pasakyti tiesiog, kad tas informacinis raštingumas, tai tikrai bendraautorės Godos sritis buvo ir jinai labai norėjo rašyti ir rašė apie būtent svarbą žmonėms susigaudyti tame marketingo, žodžiu, tos rinkodaros tame lauke. Nes mus nuolat atakuoja įvairios reklamos ir kadangi dabar ilgaamžiškumo tema yra tokia ant bangos, tai atsiranda ir labai daug žmonių norinčių tiesiog kažką jums parduoti už jūsų pinigus, žada ten tą amžiną gyvenimą, nors iš tikrųjų jokio vaisto nuo senatvės dar nėra registruota nei vieno. Bent jau fizinės, dvasinė galbūt. Nes būna kitas žmogus labai jaunas išlieka, nors jam 80 metų. Taip, mes apie apie tą fizinę. Tai kas yra labai, tai mes tą knygą ir rašėm taip, kad tikrai turėjom įsivardinę savo tikslą, kad tai nebus kažkoks patarimų rinkinys, ką daryti, kad nesentum, bet tiesiog norėjom, kad žmonės supažindinti, koks yra sudėtingas žmogaus organizmas, kokie yra sudėtingi tie senėjimo procesai ir kad tikrai kažkoksai papildas už 30 eurų iš interneto niekaip nesustabdys tikrai tų. Ir kad žmonės turėtų kritinį mąstymą šitais klausimais ir nesitikėtų, kad čia jau dabar, aišku, gal čia labai nuviliu, nežinau, tikrai galbūt žmonių placebo efektas gal suveiktų ir žodžiu, kad kas labai tiki kažkokiu papildu, gal ir tikrai padėtų ilgiau išgyventi, bet mokslinių tokių duomenų ir pagrindo nėra, kad dabar būtų kažkas atrasta, kas tabletę kažkokį išgertum ir ten, nežinau, kaip filmuose būna, ne, išgeri kažkokį skystimėlį ir staiga viskas atjaunėja. Ir panašu, kad dar kurį laiką tikrai nebus, nes ką ir norim pasakyti, kad senėjimo procesai yra labai kompleksiški, daug tų kategorijų ir tam, kad sustabdytum visiškai senėjimą, tai tas visas kategorijas reikia išspręsti. Tai čia biotechnologams dar labai daug darbo, o bandyti įvairius žinomus metodus tikrai galima, tik tai dar ką mes pabrėžiam visą laiką, kad viskas dabar yra personalizuota. Personalizuota medicina, jums gali būti ir personalizuotas sportas, ir personalizuota mityba, ir personalizuota prevencija. Tai tuos ilgaamžiškumo receptus irgi reikėtų atsirinkti tiesiog pagal savo savijautą, jau ką bandot, tai kad jums tiktų.
Ir nežiūrėti ten tikrai kažkokie, jeigu nuomonės formuotojai kažką labai reklamuoja, tai gal ten jums ten tas visai nesuveiks ir nereikalinga. Bet miegas visiems padeda. Miegas, nu taip, tikrai, čia toks, tikrai pagavot mane už... Visada yra išimčių, tai geras miegas, išsimiegojimas, bet irgi ir skirtingiam žmonėm skirtinga miego trukmė yra užtektina ir skirtingas miego tas laikas, kada eiti miegoti, kada keltis. Nes irgi yra tų 5 ryto klubas, pavyzdžiui, koks irgi labai reklamuotas internetuose. Nestos. Tai va. Ir kažkaip tikrai yra žmonių genetiškai pelėdų. Ir jiems tas 5 ryto klubas, tai peilis po kaklu. Nu, dabar tikrai žmogus nesijaus geriau ir ten, jeigu per save perlipdamas bandys keltis ten tą 5 ryto ir eit bėgioti iš karto. Tai tiesiog reikia savo prisitaikyti. Jeigu keliatės natūraliai 5 ryto ir norisi bėgti, tai tikrai tinka, reiškia. Tiesiog reikia labai save stebėti, kas tinka iš tų patarimų. Ir dar noriu ką pridėti, kad dėl tos socialinės, finansinės neligybės, tai taip dabar tikrai labai ilgamžiškumu, to tokiu, ypač to aukštosiomis ilgamžiškumo technologijomis domisi įvairūs pasaulio, turtingieji, nes, kaip sakėm, žmogus nori gyventi, jeigu jis gerai gyvena, jis nori gyventi ilgai, tai jie, kaip kolega man yra sakęs, kuris irgi domisi šitais dalykais, tai sako, tie žmonės jau viską turi, ar ne, finansinė prasme viską turi, visą pasaulį apkeliavę, visko matė, tai dabar jau nori tapti nemirtingi, nes gerai gyvena, nori ir taip toliau ilgai gyventi. Bet yra toks vienas jau epinis, sakykime, pavyzdys, tas toks JAV gyvenantis milijardierius Brian Johnson, apie kurį mes irgi šiek tiek užsimenam ir gal kažkas yra ir matė su juo pokalbių, tai jo iš viso vienintelis dabar gyvenime tikslas yra nustoti senti, nenumirti ir tam jisai išleidžia apie $2 milijonus per metus ir atrodo labai tikrai nepasiekiama niekam, ar ne? Bet reikia pasižiūrėti jo kasdienybės grafiką ir ką mes matom, kad jisai pirmiausia, tai jis labai disciplinuotai miega, labai disciplinuotai sportuoja, labai disciplinuotai valgo. Na ir tokį kaip lietuviškai yra, pamiršau žodį, angliškai mindfulness. Toks minčių pilnumas toksai. Taip, tą propaguoja. Tai visą šitą tai galim mes daryti visi. Iš esmės, gal ne taip griežtai, bet tai yra šitas pagrindas, nuo jo negali net išsipirkti už $2 milijonus, negali išsipirkti nuo sveikos gyvensenos. Tai sutiktumėt, kad disciplina svarbiau už piniginę? Tikriausiai taip, nes jeigu tu turi $2 milijonus ir išleidi alkoholiui, narkotikams, nemiegui, vakarėliams, tai neilgina gyvenimo. Tai, žodžiu, tai tiesiog norisi pasakyti, kad netgi tas žmogus, kuris tikrai gali labai daug pinigų išleisti, jisai pagrindą turi tą visiems nusibodusią sveiką gyvenseną. Tikrai jau šimtmečius turbūt yra tas pats, kas gal dabar tik tai ta miego svarba labiau iškelta, bet kad reikia sportuoti, sveikai valgyti ir nestresuoti, tai yra, žodžiu, valdyti savo stresą. Visai nestresuoti mes negalim gyvenime, normalus gyvenimas eina, kaip ir sakiau, ir tas gyvenimo džiaugsmas turbūt ir sveikas stresas yra gyvenimo dalis, bet tiesiog mokėti suvaldyti savo stresą, kad jis neperviršytų kažkokių ten limitų. Tai va, tai šitą visi galim pasidaryti. Vienas dar dalykas, kuris pakankamai svarbus, tai apskritai jūsų knygoje paminėtas atminties klausimas, kad gerai, tu gali nugyventi ten 120 metų, bet jeigu pasieksi tą ribą, kad tu iš tų 120 metų bus laikotarpiu, kai tiesiog neprisimeni, ką 5 metus ar 10 nuveikiai. Šiaip, nežinau, man dabar 34, tai man tikrai baisiai skamba, kad 10 metų neprisimeni, ką nuveikiai, tai beveik trečdalis gyvenimo. Tai, bet kaip čia mokslui sekasi spręsti atminties problemas? Tai taip, čia vienas iš punktų buvo rašant knygą, kuris man tiesiog
pačiai buvo netikėtas, nes man berašant tą skyrių, tas skyrius apie miegą ir smegenis, aš supratau, toks buvo eureka momentas, kas buvo visai irgi smagu. Tik tai tiek, kad tas eureka momentas kaip ir tokią blogą žinią atnešė, kad mes galim išgydyti ląsteles, tenais DNR sutvarkyti, teoriškai, bet kažkada, tai biotechnologijų pagalba, tas mitochondrijas atgaivinti. Bet smegenys yra riboto dydžio, ribotas kiekis ląstelių, ribotas kiekis, vis tiek ten milijardai sąsajų tarp neuronų, ne, viduj. Bet vis tiek tai yra baigtinis kaukolės tūris. Ir tu gyvensi, nes aš girdėjau jau tokių socialinių mokslo atstovai jau kalba, tai kaip čia dabar, ekonomistai, pavyzdžiui, tai kaip čia dabar visi gyvens jau kiek norės, tai kaip čia bus su pensijų, žodžiu, sistema, tai čia negalima ilgai gyventi, nes pensijų sistemą sugriausit. Žodžiu, jūs nieko nedarykit. Tada buvo tokių sociologų, kur kalba, oi, tai žinokit, čia bus blogai, nes jeigu gyvensi 2000 metų, tai kaip tu išlaikysi ryšį su savo vaikais? Nu, pavyzdžiui, toks tai klausimas, ar ne? Koks toks. Ir tada aš tiesiog galvoju, kad jau čia žmonės galvoja, kad čia tikrai jau gyvensim visi tos 1000 metų ir jeigu tu pagalvoji, kad tu gyvensi 1000 metų, tai kaip tu sutalpinsi visus prisiminimus į tą mūsų ribotą kaukolės tūrį. Ir netgi šituo klausimu kalbėjausi su kolega, kuri Urtė Neniškytė, gal girdėta, tokia irgi daug visuomeniai kalba apie smegenų procesus, neuromokslininkė. Tai jinai ir irgi taip su ją pasikalbėjom, nusako, vat ir bus taip, kad jeigu žmogaus smegenys tinkami yra kaupti ir procesuoti informaciją, tarkim, 100 metų, 120, kiek maksimum mes esame išgyvenę, bet jeigu tu gyvensi 1000 metų, viskas netilps, tiesiog fiziškai, visi prisiminimai. Ir jeigu ten gyvensi 2000 metų, tai dažnai žmogus įsimena geriausiai dalykus tos, kurie yra nauji. Ir tikrai bus tokių metų, kur labai bus panašus ir juos smegenys optimizuos ir tiesiog tau kaip dešimtmečiai atrodys kaip 1 metai. Ir teko parašyti tokią mintį, kad vis dėlto jeigu ir gyvensim tuos 1000 metų, tai tada galbūt reikės jau kaip futurizmas numato kažkaip ten prisijungti prie kompiuterio savo atmintį. Mes jau įžengiam į transhumanizmo sektorių. Jo, transhumanizmas turės. Taip. Jūs labiau už ar prieš transhumanizmą? Jūsų dalis knygos būdavo vis tokia skiltelė už ir prieš. Atrodo, kad jau čia jau toks užturbinė jau veda į tą ilgiamžiškumą ir tada bam, bet šalutinis poveikis toksai. Tai kaip su transhumanizmu? Labiau už ar prieš ir koks tas šalutinis poveikis? Jūsų akim galėtų būti kaip mokslininkai. Aš suprantu, kad su prognozėm sudėtingai yra. Taip, aš sunku tikrai labai prognozuoti tokius dalykus į ateitį. Matau šiaip iš bendrų tendencijų, kad vis tiek žmonija eina link to, kad turėsim kažkokius kontaktus tiesioginius su kompiuteriu, smegenų implantai kažkokie, kad čia ne greitų metų, ne kitais metais, ne dar kitais, bet vis tiek einam į tą pusę. Tai aš net manau, kad galbūt galima bus rinktis, ar ne? Čia irgi kaip tokie šiek tiek distopiniai tie ateities scenarijai yra, kad galbūt bus irgi 2 rūšys žmonių, ar ne? Vieni, kurie susilies su technologijom, bet jie gal ar turtingesni, ar tokie labiau tiesiog linkę link technologijų, tai jie pasidarys tas implantus smegenyse, susijungs su kompiuteriais, ten galės naršyti po visą internetą tiesiog mintimis, o kiti bus tie tokie konservatyvūs, nenorės išsižadėti to tiesiog visiško biologinio savo prado, tai jie nieko nedarys ir galbūt žmonės į 2 rūšis tokias išsiskirs. Galiausiai tie labai tokie pusiau su technologijom, transhumanizmo produktai ir tie, kurie liks tokie, kaip dabar esam, grinai biologiniai. Tai čia viena iš prognozių, čia tiesiog man tai, kai yra tekę iš kitų kolegų girdėti,
pati stengiuosi taip labai toli nemastyti, nes labai sunkus filosofiniai klausimai. Ir iš kitos pusės įpareigoja, nes nenori tada pradėti galvoti, o kurio iš skalės pusėje į save statyčiau. Taip. O tuo tarpu, nes kitis pasakytų, kad telefonas jau yra tam tikra transhumanizmo atmaina, nes mūsų gyvenimai ir ko tik tais nori, ten yra labai nemažai. Taip, tikrai būtinai įkišti ten į smegenis kažko, mes rankoje visą laiką tą telefoną nešiojamės ir jau esam visą laiką prisijungę prie tos bendros interneto sferos. Ir pavyzdžiui, netgi tokie dalykai kaip žinučių tas rašymas Messengeriu, tai irgi su kolegom esam pasišnekėję, kad senoviai kažkada būdavo kaip pasaka toks dalykas kaip telepatija, ar ne? Oi, ten telepatija kažkoks kaip magiškas ar magiškos galios. O tai dabar tiesiog pasiimi telefoną, iš savo galvos mintį parašai, nusinti ir kitas žmogus iš karto gauna ir įsideda į savo galvą, ar ne? Tai tiesiog Messengerio žinutės galim tiem senovės žmonėm atrodytų kaip telepatija. Tai mes tokias galias jau turim ir ateityje, manau, tiesiog vis daugės tų tokių technologinių dalykų mūsų gyvenime. Jūsų knyga Laiko biochemija jau ne pirmoji knyga skirta mokslo populiarinimui. Ir čia iš karto porą būtų klausimų. Tai pirmasis, kodėl apskritai jaučiat pareigą populiarinti mokslą? Nes turbūt būtų ir tokių žmonių, kurie galvotų, kad užtenka mokslininkam tarp mokslininkų užsidaryti. Ir vieniem kitus cituoti ir ten pasižiūrėti reitinguose, kokį žurnalą geresnį patekai. O kiti sakytų ir elgtųsi panašiai į jūs. Tai ir apskritai, ir tie patys motivatoriai ir kasdienėme darbe, jūs mokslinėme ir rašant knygą, tos pačios varančios jėgos veda į priekį, ar yra kažkas kito? Gal kaip tik svajonė išsipildo, kurios jūs šiaip negalėtumėt sau leisti? Taip, tai skirtingi tai yra dalykai, tikrai pripažinsiu, kad tas pagrindinis darbas laboratorijoje vadovaujant tyrimų projektams labai skiriasi nuo knygų rašymo ir galbūt aš rašydama knygas išpildžiau kažką, ko negaliu tenais išpildyti. Ten tyrimai yra labai struktūrizuoti, labai tikrai siaurose tematikose mes dirbam, giliai tyriam, bet su labai griežtom taisyklėm. Mokslinių straipsnių rašymas irgi yra su labai griežtom taisyklėm ir tu, kai straipsnį rašai, tai labai siaura tema, aišku, labai giliai, bet ir tą straipsnį skaito, aišku, daug kolegų visame pasaulyje, tas mokslas, ypač tikslieji mokslai, yra labai tarptautinis dalykas, tai žinai, kad skaito visame pasaulyje, bet irgi tos srities mokslininkai. Ir šiaip impulsas rašyti knygą, tą pirmąją Kodas RNR, atėjo per pandemiją, kai man teko daug komentuoti pandemijos klausimais žiniasklaidoje. Ir komentuoti aš kaip ir nesiveržiau pati, bet tiesiog ten buvo greita, ar ne, tokia stichinė situacija, atsitiko ta pandemija, darbe daug tų mokslininkų, bet žurnalistai skambina, kas čia pakomentuos. Ir kadangi aš prieš tai turėjau nemažai patirties vedant laboratorinius tokius darbus moksleiviams, 11-12 klasių, kurie domisi galimybėmis stoti į gyvybės mokslus, jie būdavo, kad atvažiuoja pas mus į Biotechnologijos institutą, susipažinti su laboratorijom, kaip atrodo tas gyvenimas laboratorijai. Tai neva jau turėjau tokios patirties bendraujant su visuomenė, tai mane ir kaip ir išstūmė, reiktų kalbėti ten į tuos radijas, televizijas, jau tu pakalbėsi, žodžiu. Ir teko labai daug komentuoti, bet visą laiką pandemijos metu tos žinutės turėjo būti visą laiką trumpos, nes per radiją 2 minutės, ten per televiziją 2 minutės, per ten kokią dienos įvykių apžvalgą. Ir kai tavęs paklausia klausimo, kurį tu mokeisi, nežinau, 6 metus, kaip veikia PGR testai, ir tu turi paaiškinti visuomeniai per 2 minutės, tai kažkaip paaiškini, bet labai norėjosi išdėstyti ramiu, tokiu neskaičiuojant laiko tempu. Ir vienintelis būdas, kaip tą padaryti, yra parašyti knygą. Tiesiog, kad nebūtų tų
greitos informacijos rėmų. Tai tą pirmąją knygą parašėm šešiese, irgi kaip ir mano idėja buvo tą knygą rašyti, bet surinkau kolegų komandą, kiekvienas iš savo tos siauros mokslinės srities, kas apie virusus, kas apie genų žirklės, kas apie medicininius taikymus RNR ir tos PGR testus. Ir surašėme tą knygą, grynai kaip tų pandemijos nespėtų išsakyti minčių tokį, tiesiog norėjosi išsilieti ir, žodžiu, gimė šita knyga. Tai tą Kodas RNR knygą, tai vis tiek mes labiau rašėm žmonėms, kurie jau tikrai domisi technologijomis, biotechnologijomis. Tai dar pandemijos metu su kuo tekdavo daug bendrauti, tai su gydytojais, kurie irgi jie tam organizmo lygmenyje viską labai gerai supranta, bet molekuliniam lygmenyje kartais pritrūksta žinių, nes tai tiesiog nėra jų specializacija. Taip. Tai ta knyga tiko ir gydytojams, ir moksleiviams, kurie žada stoti į gyvybės mokslus, ir aišku jau tokiems, kurie domisi biotechnologijomis, įvairių kitų sričių specialistams. Tai nėra mokslinė, tai nėra kaip čia specialybės, tai ne vadovėlis, o šiaip skirta žmonėms, kurie domisi grynai biotechnologijomis. Jūs jau šiandien užsiminėt ir tiesą pasakius, ne kartą pašnekovai, kiti mano irgi yra kalbėję apie tai, kad parašai knygą ir jinai pradeda gyventi savo pasaulį. Na, laiko biochemija labai šviežia knyga, tai dar turbūt jai reikia, kaip kūdikėlis užauga, dar truputėlį sklinda apie ją žinia. Čia jau veikalas toks jau labiau pagyvenęs. Ar pavyko rasti savo skaitytoją, ar galbūt kitos grupės susidomėjo, apie kurias net nebuvot galvojęs, kaip tas gyvenimas? Kaip jaučiat? Tai apie tą Kodas RNR knygą, tai tikrai nustebau, kad medicinos gydytojai labai buvo patenkinti. Apie RNR, vienas šeimos gydytojas, su kuriuo labai šiaip irgi palaikom ryšius, tai jisai perskaitė ir sakė, aš galvojau, kad aš jau kaip ir žinojau viską ir čia tik paskaitysiu ir tiesiog pažiūrėsiu, kaip parašai, bet sako, aš pagaliau supratau, kaip ta RNR veikia. Tai labai džiaugiuosi, kad gydytojams padėjo pagaliau kažką suprasti. Netikėtas galbūt rezultatas buvo, kad vis dėlto kolegos naudoja ir kaip vadovėlį, nors mes rašėm ne vadovėlį, mes labai aiškinom, kad čia yra mokslo populiarinimo knyga ir ne vadovėlis, bet žinau, kad viena kolegė, kuri dėsto ne Vilniaus universitete, o kitoj aukštoje mokykloje, jinai vis tiek naudoja kaip vadovėlį, nes pagrindinės tiesos yra čia taip tiesiog gražiai sistemingai išdėstytos. Tai ir aišku, iš kitų teko susilaukti iš mokytojų, kurie ten, kaip ir tikėjomės, kad moksleiviams vyresniųjų klasių tinkama knyga. Miela publika, kviečiu naudotis galimybę užduoti klausimus mūsų viešniai. Praktinį klausimą dėl to miego. Kokio tamsumo kambarį naktį miega neuromokslininkai? Tai šiaip miegoti reikia kuo tamsesniam kambarį, čia jau tas yra įrodyta, bet galima ir tą kaukę akių užsidėti. Tai dabar, kadangi Lietuvoje mes gyvenam tokioj, kaip čia, zonoj, kur, reikia mokėti prisitaikyti, ar ne? Žiemą reikia keltis tada, kai dar tamsu, o vasarą prašvinta per daug anksti, tai vasarą galima ten ir užuolaidas užsitraukti ir tą akių kaukę užsidėti, kad nešviestų labai. Žiemą turbūt nėra labai gerų būdų, kaip labai žvaliam atsikelti 6 ryto. Tai jau tiesiog čia kiekvienam asmeniškai reikia rasti sprendimų. Bet kad reikalinga tamsa miegui, tai čia tokia yra ta bendra žinia iš neuromokslininkų. Ir labai didelė tamsa. Gili? Taip, jeigu pavyksta tokią turėti, tai puiku.
nes bet koks toks... Ekranai. Tai taip jau čia tas ekranai ne tik miegui kenkia, bet, žodžiu, net ir natūrali, net ir koks labai, jeigu neužtrauktos užuolaidos, koks mėnulis labai ryškus pro langą irgi gali tiesiog aktyvinti šviesai jautrias ląsteles ir neleisti miegoti. Tai, taip, tą reikia turėti omeny. Čia klausimas buvo. Aš noriu truputį grįžti prie pradžios. Ir čia apie tą knygą pakalbėjote, bet vis tiek ta intriga, kiek tas žmogus gali gyventi. 120 metų skambėjo, kad šiandien dar nėra tų vaistų priemonių, kurios prailgintų gyvenimą. Tai gal gali tada papasakoti šiek tiek apie tą Sinclairo eksperimentą su pelėmis, ką jam pavyko, sakykime, padaryti ir kokius jau turime galbūt eksperimentų pavyzdžius, ko ar galim ar negalim čia tikėtis, kad kažkas dar gali pavykti. Taip, tai pirmiausia apie skaičius, kaip minėjom, iš visuomenės duomenų, kas yra natūraliai, kiek ilgiausiai žmonės nugyvenę, tie Gineso rekordininkai, tai yra daugiausiai iki 120 maždaug, ten 118, 119, tai mes dabar žinom, kad ta biologinė riba, natūrali, gali būti apie 120 metų, jeigu viskas labai žmogui sukrinta genai, taip kaip kortos geri genai sukrinta, gyvenimo eigoj ten ligos aplenkia, labai traumos aplenkia ir tokie atsitiktinumai susideda taip, kad žmogus tikrai gali išgyventi. Na ir aišku, tas sveika gyvensena galbūt padeda. Tai natūraliai 120. Dabar skaičių 150, kurį irgi dabar mėgsta futuristai įvairūs naudoti, tai kažkas čia prieš keletą metų pasakė, kad, nežinau, ar iš mokslininkų, tiesiog nuidėjo tokią frazę per žiniasklaidą, kad jau gimė prieš keletą metų, jau dabar yra gimęs kūdikis, kuris išgyvens 150 metų. Tai yra kaip aliuzija į tai, kad technologijos vystosi, medicina vystosi, ir jau medicinos ir biotechnologijų pagalba mes galėsim prailginti žmogaus gyvenimą iki 150 metų. 150 pasirinkta, aš manau, tiesiog, kad gražus skaičius ir jis didesnis už 120. Ir dar galbūt dėl to, kad šiaip per paskutinius 100-200 metų medicinos dėka pavyko maždaug padvigubinti vidutinę žmogaus gyvenimo trukmę, tai anksčiau vidutinė, bet dėl to, kad labai daug mirdavo jauni, bet vidutinė žmogaus gyvenimo trukmė būdavo apie 40 metų, dabar medicinos dėka mes turim tikėtiną gyvenimo trukmę viso pasaulio mastu, tai maždaug apie 80 metų. Tai per pastaruosius 100 metų pavyko padvigubinti, na tai gal per ateinančius nebūtinai 100, bet nes technologijos vis greitėja, tai per kažkokį gal, nežinau, per 50 ateinančius metų pavyks dar padvigubinti. Ta 160 nebuvo toks gražus, tai pasakė 150. Žodžiu, čia tiesiog tokie visiškai hipotetiniai dar dalykai. Šitą faktą mes galėsim užregistruoti tada, kai jau tikrai kažkas nugyvens 150 ir bus užfiksuota. Bet man čia vėlgi labai primena finansus, nes yra finansų ekonomikai toks reiškinys vidutinių pajamų spąstai. Ir besivystančios šalis dažniausiai šauna taip į priekį, BVP auga, pasiekia tam tikrą lygį ir tada jeigu jau nepralaužia, tai nepralaužia. Taip. Labai panaši tendencija. Labai panaši, tas būtų tada 120, kad mes tikrai žinom biologiškai, kad galbūt ir net ir medicinos pagalba, bet dabar nedaug žmonių išgyvena iki 120, bet medicinos dėka vis daugiau bus tokių. Ir dabar jau net Lietuvoje statistika rodo, kad žmonių sulaukiančių 100 metų vis daugėja. Tiesiog jų ten nedaug yra, bet vis ten tas skaičius tiesiog 100 mečių, net ir Lietuvoje ir šiaip visoje Europoje ten daugėja. Tai 100 mečių daugėja ir bus 120 daugėja. Ir aš dabar dar trumpai apie ateinančias tas technologijas. Tai Sinclairas yra toksai pasauliniu mastu žinomas irgi ilgaamžiškumo mokslininkas, šiek tiek kontroversiškas, nes labai jūs ten žada, kad labai greitai čia viską padarys. Tai ne visi su juo sutinka, bet jis darė daug tyrimų su pelėmis, ten tiesiog nesileidžiant į detalės, genetiškai pakeičia peles taip, kad
galėtų pagreitinti jų senėjimą ir paskui taikyti įvairius metodus, ieškoti vaistų, kad galėtų atsukti tą senėjimo procesą atgal, pristabdyti. Tai jis jau ten baigė savo eksperimentus su pelėmis, baigė panašius eksperimentus su beždžionėmis ir dabar, man atrodo, nuo kovo mėnesio yra jų kompanijos užregistruotas pirmas klinikinis tyrimas žmonėse atjauninimo technologijų, tokios kaip genų terapija, sudėtinga tokia technologija, bet tai jau yra didelė žinia pasaulyje, kad pirmas klinikinis tyrimas atjauninimo žmonėse, bet ne šiaip, ne paprastiem žmonėm, o žmonėm, kurie serga labai sudėtingom lėtiniam akių ligom. Glaukoma ir ten panašios, kur šitos tinklainės degeneracija yra. Tai kad regeneruoti akies audinį nervinį ir tai yra pasirinkta dėl 2 priežasčių. Dėl to, kad yra visiškai nauja technologija, tai yra genų terapija, tai yra rizikinga. Vadinasi, turi būti labai aiškus rizikos ir naudos tas santykis. Nes tie žmonės vis tiek, jeigu negydysi, tai jie apaks. Tai reiškia, tą sveriam, kokia būtų nauda, jeigu būtų suveiktų ta technologija, tai jie, žodžiu, išvengto apakimo. Vienas dalykas, tai dėl to pasirinkta tokia sudėtinga senatvinė liga. Ir kitas dalykas, kad akis kaip organas yra labai izoliuota nuo kitų. Tai mažiau šansų pažeisti kitus organus? Mažiau šansų, kad ta terapija pasklis po visą kūną ir pridarys kažkokių neigiamų pasiekmių kitiems organams. Tai vat būtent tokia siaura pacientų dalis pasirinkta, bet, tai pirmi žingsniai, o paskui, jeigu suveiks ten, tai tada bus taikoma kitom lėtiniam, senatviniam, sudėtingom ligom ir kada jau prieis iki šiaip tiesiog žmogaus, nežinau, estetikos ir savijautos, tai čia dar labai toli. Mano klausimą labai atsakė, ką. Tai gerai, tai tada tikrai jau galim pereiti prie bibliotekos direktorės klausimą, mačiau kėlė ranką. Šiaip norėjau paklausti, iš tikrųjų kalbėjote apie sveiką gyvenseną, sveikas maistas, sportas ir taip toliau. Ir kokia jūsų nuomonė, sveikos gyvensenos vienas iš patarimų yra labiausiai pervertintas? Nestresuoti. Man atrodo, jis labai klaidinantis toksai patarimas, ar ne? Tikrai žmogus negali būti kaip ameba visą laiką, ar ne? Nieko man čia, niekas neįdomu ir nieko nestresuoju. Sveikas stresas yra reikalingas, jisai varo mus į priekį gyvenime, jisai mus, netgi tas šiek tiek pakilęs kortizolis, jis būna kiekvieną rytą, kortizolis tai tas vadinamasis streso hormonas. Kiekvieną rytą mums prasibūdus jis natūraliai šiek tiek pakyla jo koncentracija, kad mes iš viso turėtumėm motivaciją išlipti iš lovos ir eiti veikti kažką. Tai toksai normalus, kaip čia pasakytas, toksai gyvenimai varantis į priekį stresas yra gerai, mano nuomonė, ir gal kitų. Blogai yra, kai stresuoji tiek, kad jau gadina gyvenimo kokybę. Tai yra stabdo kažkokias veiklas, ar visą laiką išlieka labai ilgai stresuoja. Tai reikia mokėti, kad dėl kažko, susimi, susijaudini, ar ne, jeigu kad deadline'ai kažkokie stresas, ne, bet paimi iš to streso, susimi, padarai ir paskui, kad nusileisti tas stresas. Mokėti nuleisti tą bangą, grįžti į tą tokią ramybės būseną ir paskui vėl kitoj stresiniai situacijai išgyventi tą kortizolio piką, bet vėl grįžti į bazinę liniją. Bet čia turbūt labai priklauso nuo streso šaltinio, nuo paties stresoriaus, nes jeigu, pavyzdžiui, tarkim, dabar tikrai yra didelis šeimos skyrybų skaičius. Ir įvyksta skyrybos ir atrodo, viskas slysta iš po kojų tavo susidėliotas gyvenimas. Tai kiek pats stresoriaus tipas turi įtakos? Tai taip, bet irgi svarbu, kaip tu susitaikysit su tuo. Tu gali po skyrybų paskui jau nebeatsigauti visą likusį gyvenimą, ar ne? Tiesiog gailėti savęs ir kaltinti galbūt visus aplinkui ir gyvenimą, ir likimą ir taip toliau. O kitas dalykas, tai gali išgyventi tą stresinę situaciją,
pereiti tuos visus psichologų žinomus, kaip ten gedėjimo etapus, kad, žodžiu, gedėjimo tas ciklas yra ir paskui atsigauti. Ar dar turim klausimų? Prašau. Dabar irgi daug kalbam, ar ne, kad žarnynas yra mūsų antros smegenys, o tai vis dėlto kaip čia bendradarbiauja tos mūsų smegenys, žarnynas ir, na, kaip ir genai, ar ne? Taip, tai čia su ta mikrobiota, kur kalbėjom pradžioj, kad pas mus žarnyne gyvena daug bakterijų, kurios gali išskirti medžiagas, kurios patenka į mūsų organizmą ir gali lemti mūsų tiek savijautą, tiek nuotaiką netgi dabar yra tokių tyrimų, kad jeigu prasta mikrobiota, tai ir depresiniai simptomai atsiranda, o jeigu įvairi ir sveika ta mikrobiota žarnyne, tai ir žmogus jaučiasi aktyvus, ten idėjų, visko, žodžiu. Taip, nes ten yra kaip tokia biocheminė bomba, žodžiu, jos ten, ką mes valgom, jos valgo ir išskiria irgi savo medžiagų apykaitos produktus ir tie produktai patenka į mūsų organizmą ir gali paveikti nervinius procesus. Tai mūsų mąstymą, mūsų savijautą, tos energijos lygius. Tai tas pasakymas, kad ten jau žarnyne yra antrosios smegenys, tai man nelabai patinka, nes, tikrai yra mąstymo lygis, ką tu mąstai ten žarnynu ir ką mąstai savo žmogaus aukšto lygio smegenimis, tai yra tikrai kokybiškai skirtingi dalykai, ar ne? Ten iš tų signalų, kur iš žarnyno ateina, niekad nesukursi ten poezijos ar, žodžiu, tokie dalykai, ar ne? Jeigu labai gurgia pilvas, gal. Taip, tai gal labiau, kad jeigu prasta mikrobiota, tai gali sugadinti tau nuotaiką ir tada tu nieko gero nenuveiksi. Bet taip, tai yra ryšys akivaizdus. Tai atvirkščiai irgi gali būti, kad geros mintis gali gydyti? Tokie čia tada kompleksiniai dalykai, kad jeigu gerai jautiesi, tai irgi veiki kažką gyventi. Tada būna, kai gerai jautiesi, tai pasirenki ir daugiau judėti, ir valgyti sveikesnį maistą, jeigu esi toksai pozityvesnis. Dažnai, kai blogai jaučiamės, tai norim ir to nesveiko maisto, kuris mums ten tokio gal trumpalaikio džiaugsmo suteikia, bet jeigu prisivalgai nesveiko maisto, tai tada nelaiminga mikrobiota, tada ir tu netoks laimingas ir tada ir sukasi tas ratas. Tai gal galima taip tada pasakyti, kad mūsų elgsena, ar ne, tai yra veidrodinis atspindys, kokios pas mus vyksta viduje? Dalinai. Tai ta mikrobiotos įtaka, kaip ir noriu pasakyti, vis tiek daugiausia mūsų valdo mūsų smegenys, tai visai nepasiduokim ten jau tam tokiam gal žiniasklaidos trendui, kad jau čia dabar mikrobiota viską valdo. Vis tiek mūsų smegenys yra tikrai labai sudėtinga sistema ir ten turim savo tų smegenų ląstelių, neuronų daug ir turim savo nuomonę, bet tam, kad aš tiesiog manau, kad pilnavertiškai įgyvendintumėm tą, ką gali padaryti mūsų smegenys, tai reikia, kad būtų sveika mikrobiota ir netrukdytų. Nes jeigu skauda pilvą, pučia ten pilvą ir norisi tik tai gulėti, tai tada to smegenyse mūsų esančio potencialo neišnaudoja. O ponas Audrius tai tikėjo šitais papildais. Taip vandenį godžiai išgėręs. Išgėrė ir galvoja, kad man padės. Aš patikslinsiu, aš kombučą įtikėjau ir vietoj vyno vieną vakarą jau su žmona gėrėm kombučą, bet žiūriu, kad iš plastikinio buteliuko į pradžio ir galvoju, mikroplastas. Taip. Jo, sugadina, skaitimas sugadina mąstymą, gertum ir viskas, dabar mikroplastas. Taip. Taip, tai čia gal du dalykai, pakomentuosiu, tai kombuča yra vienas iš tų gėrimų ir maisto produktų, kurie gerina mūsų mikrobiotos būklę, nes ypač jeigu gyva kombuča, tai ten tų gerųjų bakterijų yra,
gerųjų vienaląsčių ten grybų. Vaikystėje būdavo fan tos reklamas, sakydavo bambučio, čia nesusiję. Oi, ne. Ir visi tokie fermentuoti tie gėrimai ir maistai, tai padeda palaikyti tą gerą mikrobiotą ir visai gerai. Ir gerai turbūt, kad vyną keičiat į kombučią, nes... Na, nežinau. Nepatikėjau. Nežinau, kiek čia, bet, tarkim. Kas antrą dieną galite pavarijuoti, visą laiką irgi. Aš čia apie savaitgalis labiau. Tai irgi galima, kaip sakiau, nebūtina labai prisirišti prie tų labai griežtų taisyklių, nes tada gyvenimo džiaugsmo, jeigu nebelieka, tai nėra prasmės. O dėl mikroplastiko, tai taip, mes irgi labai daug kalbam apie tuos standartinius senėjimo ir lygų atsiradimo mechanizmus ir kad žmonija su medicina pamažu nebaigia, bet tikrai yra pažengusi išspręsti tokius dalykus kaip infekcinės ligos, ar, tokios kaip anksčiau prastos higienos sukelti dalykai būdavo, ten žmonės mirdavo, dabar jau mes viso to tokių infekcinių ligų neturim tiek daug savo gyvenime, kaip žmonės, pavyzdžiui, prieš 100-200 metų turėdavo, bet turim naujas grėsmes, turim mikroplastiką, kuris tikrai veržiasi į mūsų kūnus ir nežinom, ką su juo daryti ir mūsų kūnai nežino, kas čia vyksta, kas čia per naujas iš viso aplinkos kažkoks poveikis ir nežinom, ką ir mediciniškai su tuo daryti. Ir iš viso turbūt neįmanoma išvengti, nes visur jis yra. Ne, tai taip dabar jis yra visur ir tai yra nauja grėsmė mūsų organizmui ir dar tikrai daug tyrimų reikia, kad išsiaiškinti iš tikrųjų, kiek stipriai kenkia, kaip į tai reaguoja mūsų organizmas ir ką tada su tuo daryti. Tai irgi tokia nėra labai optimistinė žinia, bet kaip ir vienas ligų ir senėjimo priežastis jau suprantam ir bandom jas įvaldyti, tai tada tiesiog gyvenimo eigoje atsiranda kitos mikroplastikai, šiaip cheminis užterštumas įvairus mūsų aplinkoje, tai klimato krizė. Žodžiu, tai pastoviai yra tas, kažkas mus puola ir mes bandom gintis. Toks nesibaigiantis turbūt procesas. Ar turim paskutinį klausimą mūsų viešniai? Sakėt, mokslininkai turi turėti fantazijos. Tai pafantazuokit dabar. Koks mokslininkas, tiksliau galbūt su kokiu mokslininku norėtumėte pavakarieniauti ir kokį klausimą jam norėtumėte padaryti? Daug čia būtų. Galima porom, jeigu ką, tada išsprendžia klausimus. Moderavo Nobelio premijos diskusiją. Tai taip, aš esu vakarieniausi su Nobelio premijos laureatais ir ne vienu, nes yra, kad būna atvažiuoja pas mus į Vilniaus universitetą, į konferencijas nobelistai, tai tikrai būna labai įdomu pasikalbėti, dažniausiai tikrai labai paprasti, nuoširdų žmonės ir įdomiai pasikalbam, netgi yra vienas Viktoras Ambrosas neseniai gavęs 24, man atrodo, Nobelio premiją, tai jo šaknis Vilniuje yra ir jisai dažnai į Vilnių pasirodo atvažiuoja, brolis gyvena Lenkijoje, o tėvai, seneliai gyveno Vilniuje, tai jie su broliu ten vaikšto po Vilnių, ieško, kur ten jų seneliai mokėsi. Šiaip įdomumo dėliai nebus koks lietuvakas, nes dažniausiai, kai išgirdus Nobelio premijos laureatą ir Lietuvą gauni lietuvaką. Sudėjus. Kad man atrodo lenkiškos. Kaip Kanemano, tarkim, ten. Šaknis. Lenkiškas šiuo atveju. Jo, nes brolis Lenkijoje gyvena, bet ten reikėtų gal jau istorikam labiau pasidomėti, bet tiesiog jis labai nori atvažiuoja į Lietuvą į konferencijas, jam čia kaip tiesiog čia jo praeities šaknis. O su kuo norėčiau, aš kažkaip visą gyvenimą, taip apie tas grįžtant į tas bibliotekas ir knygas, tai aš kažkaip norėjau, visai čia net su mokslu nesusiję, bet su Gutenbergu susitikti to, kuris išrado spausdinimą knygų ir parodyti jam kompiuterį ir printerį. Nes... Žmokikės. Ir knygas, jo.
Ir kažkaip, nes man visą laiką labai įdomu tas Gerai. mokslo kelias, kai žmogus išranda kažkokį žmonijos istorijos kelią pakeičiantį, nu, va, toks kažkoks, va, išradimas, kurio tuo Revoliucijos visas metu mokslo. netrodo labai didelis ar reikšmingas, bet ilgametiai istorijoje tada visiškai pakeičia žmonijos ten, nu, iš viso, būklę. Tai jo, tai va, norėtųsi Gutenbergui pasišnekėti, kaip jam kilo idėja spausdinti knygas ir tada va, parodyti internetą, mobiliaką, žodžiu, viską. Ir jo, tai turbūt toks. Aš visgi susigundysiu patį paskutiniausią klausimą užduoti. Vis tiek jau ne pirmas knygos pristatymas. Ar yra klausimas, kurio jau seniai laukiat? Niekas neuždavė, bet labai norėtumėt, kad užduotų. Koks klausimas ir koks atsakymas? Tai jau tikrai labai daug visko atsakinėjau. Yra toks visiškai, kaip čia, stereotipinis, bet aš nenoriu, kad man kas nors užduotų, nes neturiu atsakymo, kokia gyvenimo prasmė. Bet kad man kas nors atsakytų, tai būtų gal, nes ta vat, gamta ir žmogaus organizmas ir visi gyvi organizmai, nu, jie kažkaip labai sudėtingi, labai ten reikia daug įdėti, ten tos genetinės informacijos, procesų cheminių, fizikinių, kad išsivystytų, tos medis, žiūriu, dabar pro langą toks gražus, kad jis išaugtų, bet niekas dar nei iš tiksliųjų mokslo atstovų, nei man atrodo, kad ir iš socialinių, nežinau, kaip pačiam atrodo, tai rado kas nors tą atsakymą ar ne. Aš manau, iš dalies rado. Aš labai tikiu logoterapijos, psichoterapijos mokykla, tarptų freudininkų, jungistų ir Franklio. Ir jinai, mano galva, siejasi stipriai su oksitocinu, kadangi sakėm, jo gero vyro pareiga rūpinti žmonos oksitocinu, gero piliečio bendruomenės oksitocinu, tai tikiuosi, kad šiandien jo prisigamino mums visiems, kad išmokom naujų dalykų, bet aišku, dabar mes tik pirštų galiukais prisilietėm prie knygos, jie glūdi daug didesni klodai. Tai kviečiu nerti knygas, skaityti laiko biochemiją, na ir vasarą būtinai praleisti su knyga, nes vasara ir knyga labai papildo vieną kitą. Ačiū Jums. Ačiū. Ir ačiū Jums.